Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Labas rytas. Jeigu ieškote šeimyninio automobilio ir jūsų neriboja biudžetas, tai žinokit, radau beveik idealų variantą – Volvo EX90. EX90 nėra pakaitalas dešimtmetį populiarumo neprarandančiam XC90. Tai elektravaromas jo analogas. Dar didesnis, prabangesnis, galingesnis, technologiškai pažangesnis, bet vis dar klasikinis Volvo. EX90 interjeras reprezentuoja tą tikrą, originalų, skandinavišką minimalizmą, paprastumą, švelnumą, lengvumą. Viduje čia erdvu, labai šviesu, plaukiančia panelė, centrinė konsolė, labai gerai išreikštas lengvumo pojūtis, kuris, dėja, yra priešingas solidumui, bet tokia ta šiandieninė realybė visame segmente. Net ir Mercedesai ir Audi eina ant tų lengvesnių medžiagų ir čia matosi, medis gražus, bet jis toks plonas, viskas labai plona. Medžiagų kokybė gera, bet jos yra plonos, matyti, yra taupomas svoris, nes elektromobiliuose dėl baterijos jis ir taip sveria 16 tonų. Tai jeigu dar čia sudėtumėme tokias medžiagas, kokios buvo senuosiuose 90-ųjų Mercedesuose, tai tikėtina, kad norint vairuoti tokį šeiminį automobilį reikėtų C kategorijos. Vis tik labiausiai interjere trūksta mygtukų. Viskas yra valdoma per didelį ekraną ir nors svarbiausios funkcijos pasiekiamos greitai, sudėtinga sistema neretai išblaško dėmesį. Tai yra didelis automobilis ir niekas, manau, nebijos ir nesiginčys, kad gale čia vietos yra tikrai daug. Sėdėjau labai patogu, labai erdvu, bet tokiame automobilėje, 7-viečiame automobilėje visada reikia išbandyti pačią tolimiausią galinę sėdynę, ar ne? Tai bandom. Atlenkimas labai paprastas, durys pakankamai plačios, įsėsti irgi atrodo patogu. Ir šios sėdynės šiek tiek važinėja. Kol šios sėdynės yra atitrauktos į patį galą, man gal šiek tiek trūksta vietos kojam, bet aš jas patrauksiu tik šiek tiek, kad būtų patogu ir čia sėdintiem. Tiesa, vakar bandžiau su kolega lygiai tokio paties ūgio kaip aš, tai buvo labai patogu. Maždaug taip, kad ir jam būtų patogu. Ir žinot ką? Čia yra tiek vietos, kad aš galėčiau laisvai važiuoti iš Vilniaus į Klaipėdą. Vienas iš nedaugelio lengvųjų, jei taip galima pavadinti 2,8 tonos sveriantį begemotą automobilių, kuriame ir trečioje eilėje patogu sėdėti suaugusiems. Negana to, ir atlenkus visas 3 sėdynių eilės lieka pakankamai normali B klasės hatchbacko dydžio bagažinė, o jei galinės sėdynės nulenksite, krovinių skyriuje tilps pusė Ikėjos. Kalbant apie važiavimą, Volvo automobiliai niekada neprilygo vokiškai premium trejybei, nes skandinavų prabangos supratimas kitoks, santūresnis. Tačiau šis niekiek neatsilieka. Jis labai tylus, labai komfortiškas ir labai rafinuotas. Gal tik dėl per didelių ratų nesugeba eliminuoti aštrių pasikartojančių nelygumų kelyje, bet geram įspūdžiui tai įtakos nedaro. Net ir pats vairavimas. Nepaisant milžiniško svorio, EX90 plaukia keliu labai lengvai. Tai tikras premium klasės automobilis. Mūsų bandytas dar ir galingas, turi 2 motorus pasiekiančius 517 arklio galių ir 910 Nm sukimo momentą. Elektros motorų dinamika irgi orientuota į komfortišką važiavimą. Nors arklio galių čia yra tikrai labai daug, spaudi akceleratorių, niekados negausi smūginės jėgos, jis važiuoja ir įsibėgėja taip ramiai ir švelniai. Bet aišku, jeigu norite smūginės jėgos ir kad pasirodytų, kad turite tikrai greitą ir galingą automobilį, yra čia toks mygtukas performance. Tai paspaudus, galios tiekimas ir viso to įspūdis kardinaliai pasikeičia. To išvažiuosiu iš žiedinės sankryžos, praleidžiu, pasilieku atstumo šiek tiek iki priekyje esančių automobilių, nes jie toj bus labai arti manęs ir paspaudus akceleratorių, kaip ir priklauso galingiam elektromobiliam, gerai prie sėdynės pritraukia.
107 kWh panaudojamos talpos baterija pagal VLTP turėtų šiam dičkiui leisti įveikti 600 km vieną įkrovą. Aišku, realiame pasaulyje skaičiai bus kitokie, bet nustebino, kad mieste ir užmiestyje automobilis įvertinus dydį pakankamai efektyvus, naudoja kiek daugiau nei 20 kWh 100 km energijos. Tai reiškia, kad 500 km vieną įkrovą realiame gyvenime tikrai įmanomi. Aišku, išvažiavus į magistralę, aerodinaminiai ratlankiai ir kiti elementai nekeičia fakto, kad tai plyta ant kelio, sukuria skrosti orą sudėtinga ir sąnaudos kyla virš 30 kWh 100 km, o nuvažiuojamas nuotolis smunka iki 300 su trupučiu kilometrų. Nepaisant to, elektros pavara klasėje atrodo konkurencinga. Ir pats automobilis premium segmente atrodo išties gerai, orientuotas į praktiškumą, atpalaiduojantį važiavimą ir saugumą. Deja, priešingai nei su kitais Volvo, kaina taip pat atitinka vokiškų premium segmentą ir ji prasideda nuo 94 000 eurų bei gali iškilti iki 120 000 eurų kaip mūsų bandytame modelyje. Taigi, su saugumu ir praktiškumu Volvo automobiliams visuomet sekėsi gerai, tačiau dabar elektros pavara EX90 modelyje važiavimo komfortą ir pojūtį iškelia į naują lygį. Ir bendras paketas šį modelį daro beveik idealiu šeimyniniu automobiliu. Kodėl beveik, ko trūksta iki idealaus automobilio? Manyčiau, vieno kito mygtuko salone ir tikėtina kiek mažesnių ratlankių nei bandytame modelyje.